Tai gertų savo Long Islandą. O jį suėdžiau praeitą kartą, nežinau, kas dabar bus. Sasi Rooftop. Haliava. Na haliavą važiuojam, kur važiuojam, nesvarbu. Ai, ne, tas myža. Shit out. Leonard, tu esi kaziol. Content. O tu pasiėmei limonadiką? O aš pasiėmiau limonadiką. Bet tai neturi rūpėt. Leonardiką pasiėmiau. Labas vakaras, geriai žmonės. Esam Mykolaikose, bet ar jūs galite patikėti, koks grožis? Bet šį kartą su Aiste ir Aušrinė varom į Rügen salą, kuri randasi Vokietijoje, prie Baltijos jūros. Labai žymiai sala ir sako, tikrai fainas spotas. Ten Adolfas Hitleris statė savo viešbutį, kuris yra unikalus tuo, kad 1,5 kilometro ilgio, bet šiais laikais jau jisai beveik renovuotas, bet tačiau liko sekcijos, kurios yra iki šiol nepaliestos. Tai mes turim 5 dienas ir varom tenais. Dabar sustojam nuostabioje vietoje Mykolaikose pavalgyti. Tai nuostabioje kompanijoje su fantastiškom damom ir piktų šuniu. Po to pavalgę varysim iki Gdansko, tam padarysim podrinką, liksim nakvot, o rytoj popiet jau būsime vietoje Rügeno saloj. Taigi, kviečiu į Rügen Experience kartu su mumis. Neatsijunkit, like, share, comment, subscribe ir važiuojam. Thank you. Thank you. Atėjom į kabaką, kuris nedirba pagal Google. Aistė sako, tai panašu, kad ir nedirba. Tušti stalai, viskas apdulkėja, bet paės kažką atneš. Tai nežinau, gal vakarykštis maistas, nes tipo jie nuo 12 rytoj dirba. Dabar, kiek dabar? 7? Ne. Jo, apie 7. Tai ką žinau, ką aš atneš? Biudžetas mūsų ribotas, tai vienas riubą ant visų paėmėm. Tai pažiūrėsim, vat ir 3 limonadus ir visi neskalams. Leonard, kur lendi, iki čia dabar nereikia tau. Leonard, tu esi kaziol. Užsisakiau savo pigiausią žuvį. Nu, ten 3 zlotais pigiau buvo. Seliava, man atrodo, vadinasi. Bet aš nežinau, kaip ją ardyti. Tai jaučiu, keisimės, ne? Ne? Aistė nevalgo žuvies, Aušrinė čia protestą jungia. Shit happens. Negali. Nuvokti šitą daiktą. Šitą. Tu nuvok, ką nors. Ta bulvė. Nuvok tu bulvę. Su tuo galiuku, ne. Ne. Please. Nu. O. Kau. Kau. Nu ką, paragavau bulvės. Tirpsta burnoj. Sako, Aušrinė, valgyk visą. Variau uodegą, sako, tik uodegos nevalgyt. Tai jop, štarai. Galvos aš nevalgyt. Nu taip, tik nevalgyt visą. Maisto čia. Nu, Čia ne kaulų. Pizdės. Čia kaulai tau. Primelavo tą Aušrinę. Negalima valgyt uodegos, negalima valgyt galvos ir stuburą radau, va. O jį suėdžiau praeitą kartą. Nežinau, kas dabar bus. Baisu. Turim svečių. Ir jie čia bendrauja, tai neaišku su savim ar su mumis. Bet jau čia ne šiaip savo, nes jų nebuvo. Man gerai užėjo vakarienė, bet damo mane, nes jos pripratusios prie Mišelino. Bet sako, nu, iš bėdos su jais ir Mykolaikose galima gyventi, tai nuėjo turbūt kokio butelio. Mykolaikė nėra didelis miestelis, man už nugaros jūs matot promenadą pagrindinį prie vandens, o čia keli šimtai metrų, kitą miesto pusę ir po dešinę priparkavo mūsų kemperį. Radio Marija. Marija. Taigi sekanti stotelė Gdanskas.
Dar atsidaryk tu. Gdansk Power. Welcome. Šalta čia labai. Mirksi ar nemirksi? Mirksi. Mirks. Mirksi. Ne tas mirksi. Čia va taip reikia kitoj rankoje laikyti ir bus gerai. Mirksi dėl to, kad gercai neatitinka. Dabar turim antradienį. 11 val. Vakaro, bet jie nešvenčia joninių. O šitą nesąmonį sukusi. Ir kaip perki bilietą, tu turi 4 ratus pravažiuoti. Nepamenu, kiek kainuoja, apie 10 eurų gal, kažkas tokio. Nepamenu. Nu, vien žodžiu, jisai milžiniškas palyginimas su Palangos, pavyzdžiui, ir, nu, jo, ten vaizdai gražu. Mano mylimiausias Gdanskas. Antras miestas, pagal mano reitingą, iš visų mano mėgstamiausių po Amsterdamo. Labai gražu, aš dievinu Gdanską. O Aušrinė sako, kad jai patinka Strasbūras. Aš jame buvau, bet nepamenu. O Aistei, kas patinka labiausiai iš visų aplankytų miestų gyvenime? Roma. Roma. Tik tai mirksi mano hercai, nes 30 hercų nustačiau, o čia yra 25 palas, tai sorry už naktinį nekokybišką. Filmavimo jo nebus daug. Aš galvoju, tikrai čia turėtų būti Marios, bet kažkaip jų va, tik 2. 3. Ai, ne, tas myža. Ai, ne, tas žvėjoja, tas neturistas, čia tas vietinis. Long Island? One Long Island. One Long Island. Big Long Island. One, only one. O, Happy Long Island. 2 + 1. 3 Long Island. Where is... No drinks. No drinks. Pirmą kartą matau žydinti tokį vandenį. Nežinau, matosi, nesimato, turbūt, kad matosi. Nu, bet galima pasakyti, kad dar ne sezonas ir laivai neplaukia, bet plaukia laivai, nes jau vasaros vidurys. Tai negali sužydėti per valandą, kol čia nei vieno laivo. Tai čia negerai, kažkas negerai. Turim idėją šaut į viršų, kur Sasi parašyta. Tik nežinau, ar įmanoma ar ne. Nu, bet kaip gražu, kaip gražu. Aš ką jau ten strateguoja su dėdais. Ką jau strateguoja su dėdais. Neblogas toks, bet ryžas. Nu taip, ten ženklas ir buvo sesas. Nu tai einam domėtis. Karočiui, reikia išeiti, paeiti dešinę, apeiti buildingą ir tada kažkaip galim pakilti viršų. Sako, dirba, kuriam gimtadienis jau praėjo. Apeiti, vienu žodžiu, reikia buildingą ir kažkaip pakilti viršų. Kaip? Nežinau. Sakau, ar dirba? Sako, aš manau, kad dirba. Aš irgi manau, kad dirba. Nu, tai einam pažiūrėti. Sasi rooftop. Perfect. Sasi. Ai, ne, čia sas iš viso, ne? Hello. Oh, sorry. How are you, good? Oh, really? Yeah. We'll come tomorrow. Yeah. Mañana. Tomorrow is closed. It's a private event. So we'll come the day after tomorrow. Thanks a lot. O, ir dar atvirkščiai filmuoja. Nu tai maža to, kad šūdas neleido, dar aukštin galvą filmuoja kamerą. Nu nieko, įdėsiu šitą gabaliuką video aukštin galvą. Nu žodžiu, šūdas rytoj privatus vakarėlės ir mes nesam kviečiami, o poryt esam kviečiami, bet mes būsim ne Lenkijoje. Tai ir dar atvirkščiai nufilmavo. Nu ir pofik.
3 dviniai. 2 dviniai ir 3 pusiau dviniai, nes vat, jie visi su šortukais. O čia piniginė. Piniginė. Aistė nestovi ant pienos vyšnios. Nu. Green Beer and Long Island. Content. O šiandien sako, būtų kontentas, jeigu double Long Islandą paimčiau. Aš dar svarščiau, jisai klausė double ar ne double. Merginos. No double. Vieno zloto. Tai beveik 10 eurų. Proszę bardzo. Cheers. Nu green? Aha. Skanus labai. Neypatingai, aš žiūriu, patiko tas alus, tai gertų savo Long Islandą. Kapok. Long Islandai Lenkijai geri. Lėkite salum? Ar pasiimsi kokteilį? Dylina jo kažką čia. Viename čia. Kad... Elke buvo skanesnis. Aš tikėjausi, kad čia načios su sūriu atneš užkeptas. Su jautiena pabarstyta. Nu, pabarsti va čia. Man, pabarsti su kečupu. Gal gerai. Kaip ant nakties? Nu, bandom Long Islandą. Tirpsta burnoj. Nu, pas tave čia kas per žalias rūsus. Bazilikai. Su džinu. Atrodo, taip pošlykščiai biškai taip. Žalias alus gražiai, šitas taip pat. Nu, ką žinau. Skanu? Nesu kokteilių ekspertas, tai va, paragavau aušrinę šitą salotinį stebuklą. Neblogas. Basil smash. Tai gerčiau. Geriau nei prieš tai geriau. Prieš keletą dienų kažkokį šlikštų. Negronį. Jo, negronį. Katastrofa. Einam namo. Nenoriu čia keiktis, hujeiktis, bet Dubakas plus 13. Aš su Maikutė. Važiavom čia, buvo plus 30, matėt? Dabar plus 13. Ir aš, apsiskaičiavau. Vidurnaktis. Jau priėjom prie mūsų kemperiuko. Tai namo atėjom. Va, jau nebešviečia mūsų apžvalgos ratas. Taigi atsisveikinam ir pasimatysim ryte. Ate. Koks žalias vanduo, niekada tokio nemačiau. Gyvenime turbūt. Tai va, man užnugarį kemperiukas, kur nakvojam. Spotas kaip jums. Garsu buvo, bet gražu užtat. Ryte. Miesto centras, dėja, neužsibūnam šį kartą Gdanske, nes turim varyti pirmyn. Tai einam papusryčiaut ir vakare turim būt mūsų galutiniam taške Riugenė. Prieš tai aplankysim dar vieną kitą įdomesnę vietą, tai neatsijunkit, bus įdomiau ir šaunam kartu į priekį. Čia yra vienintelė vieta, kur jūs su kemperiu galit apsistoti nakvyniai, visai prie pat miesto centro ir visiškai nemokamai. Matot, šiandien tik trečiadienis, jau kiek kemperiukų, o kas bus penktadienį, tai čia tiesiog fullbukas. Vat, kur aš einu, irgi stovės kemperiai. Okupuojam, vienu žodžiu. Va, kemperistai jau pasiruošę kelionėm irgi keliasi su tokiu baisiu Waynesburgu. Shit out, good. Gyvenimas verda, faina. Ir priekabos, ir kemperiai, ko tik nėra čia. Smagu. Žopizdam. Nusprendėm nevaryti į miesto centrą, jau išvažiavom iš Gdansko, sustosim kur nors kolonėlį pripilt vandens ir papusryčiaut, nes turim skubėt. Daug reikia nuveikti šiandien dar. Money.
Pas jos yra Subway, tai reiškia, mes valgysim Subway. Full service. Like. Very good. Soja is perfect. O norit gal? Bet nesu soja. We will take the second one, but it'll be different. Tirpsta burnoj. Nemokamas keltas, neaišku kur. Nu, bet bandom. Jau bijai plaukt? Vienu žodžiu, turim mintį aplankyti va šitą švyturį, kuris vadinasi Latarnia Morska. Ir galvojom čia pravažiuoti su mašina, nors buvo parašyta, kad kelias uždarytas. Jis čia iš tikrųjų yra uždarytas. Kad pasiekti šitą švyturį, tu turi imti keltą iš čia. Tai galvojom, ką čia veikti, va čia aplink važiuoti čia, nu, gan toli. Atvažiuojam ir čia sako, nemokamas keltas. Važiuojam į kitą pusę, nu tai why not? O esam mes va Suinauš čia, vienu žodžiu, prie pat Vokietijos sienos. Tai va, dabar kažkur kelsimės, neįsivaizduoju kur, o taip ir keliaujam, kaip sakant. 8 minutės, ne? Aha, perskiriamas 8 minutės. Išsiaiškinai, kur važiuojam, ar nelabai? Nelabai. Tai ir pofig. Rasim kitą švyturį. Haliava. Na haliavą važiuojam, kur važiuojam, nesvarbu. Ką gero radot? Ne, tavo piniginė labai ten atvažiuoja ir viskas blogai. Ten šuo. Geriausia apsauga. Papuolėm į Rūsį, čia biški vėsiau. Šunims negalima. Nu jo, mes manėm, kad mūsų kemperis crazy, bet yra ir labiau crazy dalykų šitam kelte. Truputis informacijos apie mūsų keltą. 8 minutės, atstumas 350 metrų praplaukimui, telpa 520 keleivių. Siaubas. Įspūdinga. Turi minutę iki išplaukimo? Man atrodo. Aha. Vienu žodžiu, plaukiam mes kažkur. 350 metrų, kelionė 8 minutės. Ir panašu, kad visų pirma nemokamai ir kad čia elektrinis keltas, jisai didžiulis, nes nėra išmetimo vamzdžių ir jisai tyliai važiuoja, jis gerai, tai jokių vibracijų, nieko. Geras. Va čia tai geras. O ten tas švyturys, kur mes norim varyti, matot? Nu, vaizdai kosminiai tiesiog. Tiesiog kosminiai vaizdai, aš nežinau. Nenupasakojama tiesiog. Nesu čia buvęs, prie pat Vokietijos sienos, čia keli kilometrai, bet jo, verta. Tikiuosi, bus dar daugiau. Užvažiuojam į kolonėlį ir pasiaiškinam. Va, jinai. Kaip šalta čia. Šalta? Nu, tipo vėjas šaltas. Deja, jau 3:30, o paskutinis apsilankimas šitam švyturį yra 4 valanda, o mes taip greitai negalim rasti to terminalo, kur keltai kelia į tą švyturį. Taigi, liekam kol kas čia, aplankysim kitas vietas, čia yra jų lankytinų įdomesnių ir galbūt pasiliksim iki rytojus šitam mieste, o jeigu ne, tai tada, kai važiuosim atgal, aplankysim tą švyturį. Kol kas tiek.